Labas rytas, kitaip matanti, kitokį požiūrį turinti ir visada ieškanti kitų kampų ir naujų herojų laida Teritorija ir vėl atveria savo erdves. Šį moterišką požiūrį į vyriškas bei rizikingas pramogas atskleidžianti laida Teritorija naujame sezone su trigubu energijos užtaisu. Tad visko pažadame labai daug. Kai iššūkiai kvepia adrenalinu, jiems patinka laužyti stereotipus. Neišnaudoti greičio rezervai. Ar toks teiginys pateisins lūkesčius? Ekstremali meilė vienas kitam. Kokių rezultatų gali duoti nutrūgalvių sąjunga? Laida Teritorija. Drąsus pasaulis. Apie tai jau netrukus. Nesvarbu, kur ir kada, jis visada pasiryžęs laimėti. Jis tiki tuo, ką daro ir kviečia pažinti kitokį jo pasaulį. Arūnui Gibiežai nuo pat mažens rūpėjo ekstremalus sportas. Vos tik pamatydavo dviratę transporto priemonę, tuoj pat norėdavo ją išbandyti. Pašaukimą motociklams vaikinas atrado būdamas 10, kai senelis nupirko pirmąjį motorolerį. Tuomet Arūnas suprato, kad greitis ir važinėjimas su dviratė transporto priemonė yra jo sielos pašaukimas. Jis niekada nebuvo eilinis vaikas, kuris gavęs saldainį galėdavo ramiai sėdėti mamai ant kelių. Atvirkščiai jis nuolatos bėgdavo, krisdavo, atsikeldavo, vėl bėgdavo. Kitaip tariant, nuo pat mažens jam reikėdavo išsilieti ir būti ten, kur kvepia rizika, adrenalinu ir iššūkiais, nes tik tuomet galėdavo ramiai užmigti. Kai sukako 16, Aro mama jam įteikė neįtikėtiną dovaną – žiedinėms lenktynėms skirtą motociklą. Ir tada Arūnas sau ir visiems pasakė: aš įrodysiu, kad esu talentingas ir tikrai galiu važiuoti motociklu. 3 metus Aras dalyvaudavo žiedinėse lenktynėse. Šiame sporte pasiekti rezultatai adekvatu tam, kiek įdėjo lėšų. Todėl šis sportas buvo per brangus užsiėmimas ir jis pasuko akrobatikos link. Nuo mažens labai patikdavo ant galinio rato važinėti, stebėdavau klipukus visus, su dviračiu visada kažkaip važiuodavau arba ant priekinio, arba ant galinio. Taip ir prilypo, žiedinėse dalyvavau, trasos neturim. Taip, kad važiuoti 1000 km pasitreniruoti, tai nėra protingiausiai. Rezultatų, aišku, finale nėra, nes tu negali kasdieną važinėti. O čia atvažiavai, išsikrovai daiktus ir prašau, gali kiekvieną dieną skirti tam ir, aišku, iš karto rezultatai kitokie. Būdamas paauglys, jis jau tiksliai žinojo, ko nori iš gyvenimo, tačiau atkakliai siekti tikslo pavyksta tada, kai be aplinkinių pagalbos sugebi save motyvuoti. Man tiesiog motociklas yra turbūt visas gyvenimas susijęs su jais, tai man labai smagu važinėti, smagu tai daryti ir nuėjau tuo keliu į varžybų, nes gali arba šou daryti, arba varžybose, bet aš visada norėjau laimėti prieš visus, įrodyti, kad esu geriausias. Taip ir einu to tikslu ir net iš tikrųjų nebuvau susigalvojęs. Kodėl tai, bet dėl to, kad man taip labai patinka. Filmavimo aikštelėje pasklido fantastiškai saldus fluidai su ekstremaliu prieskoniu ir kvapą gniaužiančiais triukais. Nes šioje itin vyriškoje teritorijoje šeimininkauja ir žavi juodaplaukė. Norint, kad santykiuose netrūktų meilės ir romantiškumo, psichologai patarė 2 mylinčiom širdims užsiimti bendrų pomėgių. Dviese visada lengviau, aišku. Vienas padeda, kitas važiuoja ir abu, aišku, važiuojam, pasirodymus darom. Vis tiek yra lengviau, negu tu vienas. Kad ir paprasta treniruotė, jeigu tu nugriūsi. Buvo taip, kartą nukritau vienas ir skauda viską, negali tiesiog. O dviesi iš karto, maža ką, čia toks sportas pavojingas, tai iš tikrųjų dviesi yra daug lengviau. Visi pavydi mano komandos. Susipažinau su tokiu žmogum kaip Arūnas ir teko eiti tuo keliu, kuriuo eina jisai, nes jam toks užsiema tokiu sportu, tiesiog jam reikia palaikymo ir kad kažkada visada būtumėm kartu. Tai iš tikrųjų pasiaukojimas kokių retai šiais laikais. Tai vis tik tas varomoji jėga, ta meilė, jinai daro stebuklus, ne gyvenime. Kiekvienam žmogui, manau, yra geriau važiuoti, ypač sportininkam, kai yra kažkas šalia palaikymo ir tai, kai mylimas žmogus ir tu jį nuraminėjai ir matosi iš jo akių, kad jisai nusiramina ir visai kitaip ir važiavimas vyksta ir taip toliau ir tas palaikymas viskas susideda kartu ir jam pačiam, manau, lengviau. Kuo esi išskirtinis, paklausė Aro. Mano triukai gana sudėtingi. Kai kuriuos akrobatinius pasirodymus atlieku tik aš ir dar keli žmonės visame pasaulyje. Tačiau turiu ir savo arkliuką, kuris atskleidžia mano individualumą ir išskirtinumą. Šiaip pagal geltoną spalvą visi atpažįsta. Ir pagal motociklą rėmas, mano šį motociklas išskirtinis yra, žmonės atpažįsta iš to turbūt. Pagal triukus? Pagal triukus irgi, nes daug žmonių turi programą, bet jie
kelis triukus daro, ten porą sudėtingo, pas mane visi triukai tokie labiau yra plaukiantis, ta prasme, triukas po triuko gražiai sudėti ir jie yra ypač sudėtingi, tai manau iš to irgi turėtų atskirti. Aro pasirodymai tai tarsi mažas spektaklis. Daug raiderių visokių iš visų pasaulio kraštų meta video, tu žiūri vieną kitą video, tiesiog dalyvauji varžybose, po to savo pačio video žiūri, kažką patobulini, taip, po to aikštelę nuvažiuoji, žiūri, kad tas patobulinimas veltui nuėjo, taip, treniruotės ir video, ta prasme, savo peržiūrinėjimai, visokie apmąstymai. Šiaip tik per treniruotės gimsta programa, bet tu turi artiją. Treniruotės daug kas to nedaro, dėl to ir sunkiau kitiem gal dalyvauti. Kiek paties kurtoje motokrobatikos šou programoje vietos pasilieka improvizacijai, klausėme vaikino. Nori daryti vieną triuką, kurį suplanavai, bet staiga kažkas atsitiko, paslydai, dar kažkas nepasisekė, tai jau gaunasi, kad improvizuoji, jau turi kažkaip kitaip pereiti, bet dažniausiai aš esu susidėjęs programą ir jinai man dažniausiai pavyksta, bet būna visokių dalykų, bet tai reikia ant to ir treniruotis, kad jeigu nukritai per treniruotę, toliau važiuoti, nesustoti, ne per naują pradėti, kad būtum pasiruošęs belė kokiom sąlygom. Akivaizdu, kad daugybė emocijų, džiaugsmų, nusivylimų, nervo karo taipogi yra adrenalinas. Tačiau šis virpuliukas dažnai motokrobatikos talentą aplanko pavėluotai. Būna, kai nukrenti, dažniausiai kaip nors iš aukštai arba kokį ant priekinio rato važiuoji mėtyt, pradeda vos nenukrenti. Būna adrenalinas, bet aš pastebėjau, kad jis pas mane pavėluotas. Aš būna nulipu ir man po kokių minutės dviejų širdys plakt pradeda taip. O kad iš karto vietoje aš to nejaučiu. Adrenalino nėra tik malonumas, nes jeigu būtų adrenalinas, nieko ir nepadarytum. Ekstremalus sportas vaikinui gyvenime – saviraiškos galimybė, nes nulipęs nuo motociklo jis tampa sunkiai atpažįstamu. Gyvenime jisai yra labai ramus žmogus, ta prasme visiškai ramus žmogus. Aš manau labai gerai, kad ir užsiemasi tokių ekstremalių sportų, nes jisai važinėdamas, jisai išsilieja, jisai išsikrauna ir psichologiškai ir visaip kitaip. Tylus ir ramus vaikinas į nesėkmes reaguoja ramiai. Jeigu kažkas neįvyksta arba kažko nepadaro, jis labai ilgai graužia savį ir labai ilgai pergyvena, bet niekada neparodo ir niekada neįsilieja ant kitų žmonių. Jis viską laiko savyje, kaip manau ir kiekvienas vyras. Niekada neis ir niekur neverks, kad man kažkas nepavyko, bet jisai yra labai užsispyręs, dėl to tokie rezultatai jo yra geri. Jeigu kažkas nepavyksta, stengiasi padaryti ir įrodyti kitoj programoje arba kitose varžybose. Tas užsispyrimas jį ir veda tolyn, dėl to yra tokie aukšti jo pasiekimai. Vos per 4 pomėgių metus titulų vaikinas susišlavė jau labai daug, ypatingai sėkmingas šis sezonas. Rytų Europos čempionato visuose etapuose jis triumfavo, nepalikdamas vilčių savęs nukonkuruoti. Lietuvoje, Anglijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje jam jau teko stovėti ant aukščiausio apdovanojimo laiptelio. Iki šių metų Liepos Aras norėjo patekti geriausių pasaulio motokrobatikos sportininkų penketuką, bet čempionate jis pranoko savo lūkesčius ir buvo antras. Todėl ateities svajonių nei iš tolo nepavadintum kukliomis, tačiau to ir nereikia, juk Arūnas maksimalistas. Paties svajonės tapti pasaulio čempionu kol kas yra toks tikslas tapti pasaulio čempionu ir iki jo liko labai nedaug. Taip kad jis yra labai realus, Europoje liko vienas žmogus, kurį turėjo aplenkti ir Amerikoje vienas, taip kad 2 žmonės, aš manau, iš kelių tūkstančių jau aplenktų, tai ta prasme, nebetoli liko nueiti. Arūnas Gibieža nesitaiko prie stereotipų, nes turi didžiausią dovaną – individualumą. Asmeninių pastangų ir juodo darbo dėka jo kuriamas pomėgis tapo gyvenimu. Motokrobatika tai kiekviena jo diena, kuri teikia džiaugsmą. Atrodytų, jis nesistengia būti pranašesnis už kitus. Tačiau jis toks yra, vien dėl to, kad tobulėja ne dienom, o valandom, o gal net ir minutėm. Poreikis tobulėti tai naujų ir stiprių pojūčių ieškojimas, tai viso gyvenimo kelias. Nuo ko pradėti, kokiam pomėgiui ar tikslui atiduoti sielą? Arūnas negalvodamas atsako, reikia klausyti savęs. Po reklamos matysite, kai iššūkiai kvepia adrenalinu, jiems patinka laužyti stereotipus, neišnaudoti greičio rezervai. Ar toks teiginys pateisins lūkesčius?